Klaipėdos senamiesčio puošmena unikalios fachverkinės architektūros pastatai. Netrukus visą savo grožį atskleis iš naujo. Bažnyčių, daržų aukštojoje, didžiojoje vandens ir vežėjų gatvėse išsidėščiusio 4 statinių komplekso rekonstrukcijos darbai artėja pabaigos link. Dalis pastatų jau sutvarkyta. Šiuo metu jau yra sudaryta komisija, kultūros paveldo departamentas jai vadovauja. Vienas pastatas pilnai priduotas eksploatacijai, tai yra Lėlių teatro vežėjų gatvė pastatas, o kiti pastatai esantis Daržų gatvėje, aukštojoje gatvėje bus netrukus priduoti. Planuojama, kad darbai visose pastatuose bus baigti per šiuos metus. Jau netrukus visų 4 pastatų naudotojai – Lėlių teatras, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Dailininkų sąjunga, Architektų sąjunga, Baroti galerija galės kraustytis į atnaujintus statinius. Įvertinant avarinę būklę, buvo sutvarkyti statramsčiai, langinės, stogai, visa tai, kas galėtų padėti geriau tiems pastatams funkcionuoti. Įgyvendinant šį projektą sutvarkytas ir Lėlių teatro kiemelis. Taip pat baigiamas tvarkyti menininkų kiemelis. Fachverkinės architektūros kompleksas yra vienas svarbiausių išlikusių kultūros paveldo objektų Klaipėdos mieste. Tokie statiniai vertinami kaip išskirtiniai, turintys architektūrinę, urbanistinę, istorinę vertę. Projekto vertė daugiau nei 1 800 000 eurų. Iš jų daugiau nei 1 milijonas skirtas iš ES fondų. Likusi dalis savivaldybės biudžeto lėšos. 47 000 prisidėjo ir Lietuvos dailininkų sąjunga.